mes patiriam tik vieną energiją, absoliučiai tik vieną energiją, belekas, belekon, kažkon tau pasakytų, padarytų ir tu galvotum, kad tas žmogus padarė, kad tu jaustumės taip, visiškai ir nesąmonė, tu pasąmoniškai galbūt pasirinkai, kad tu taip jaustumės. Esmė ir tam, kad mes turim tik vieną energiją ir mes filtruojam per savo įsitikinimų sistemą, kur išfiltruojam arba pozityvą, arba neutralumą, arba negatyvą. Ir ko mes norim pasirinkti? Savaime aišku, kad mums patinka pozityvus. Ir mes norim jaustis gerą, mes norim jaustis pozityvę. Tai dabar dalyks dabar, neskaityk, mėgstu tokį dalyką, ne? Ir mėdis. Ko mėdis tau reiškia? Ar jis reiškia baimę gal, kaip iš vaikystės, kokį nors rykštę gaudavai gal ir kažką tu pamatai šaką medį, tau iškart baimė. Tas įsitikinims, ta mintis, tas dalyks, ką tu pamatai, ką tu pajauti, bus filtruojamas su tavo energija per tavo įsitikinimų sistemą. Ir tu gausi tam tikrą jausmą, tam tikrą emociją, tam tikras mintis. Nes kaip viskas vyksta? Viskas ir čia. Įsitikinimai, emocijos, mintis ir veiksmai. Ir tada gaunas kas? Manifestacija. Pasirink, ką dalykai tau reiškia, nes kiekvienas dalykas gali turėti dvigubų standartą, dvigubą reikšmę. Kas dedas pas tavęs tavo įsitikinimų sistemoje ir kokias definicijas tu turi aplink, ką tu labiausiai dabar patiri, ką tu daugiausiai matai. Jeigu dalykai tave verčia jausis blogai, paklausk kodėl ir ką tie dalykai tau reiškia. Pakeisk reikšmės, pakeisk definicijas, kad tie dalykai nebereikštų tau negatyvių dalykų ir pradėtų reikšti pozityvius, kad turėtum pozityvią patirtį.